Čia Šarys Kvadro ir šiandien filmuosiu trečią dalį žaidimo Only One. Taigi dabar turėtų prasidėti daug stipresni mobai, tiksliau ne mobai, jau priešai. Taigi pažiūrėsim, ką jie sugeba. Pasirodo netokie jau ir jie baisūs, o vienas nupuoliai. Ir nebūkit jūs čia man tokie labai jau varšus. O vienas dar nupuoliai, kitam nedaug trūkų. Jau dabar koks trečias bosas bus, nežinau, pamatysim. Kažkaip man nelabai sėkasi, jau per daugiausiai gyvybių likė. Gali būt, kad teks restartuoti netgi. Bet tikėkimės nereiks. Nebent jeigu bus veive nedaug priešų, tai viskas bus čiki-piki. Po biskį gyvybės atgaunam. Taigi neužilgo turėčiau pradėti filmuoti žaidimą The Fair. Jis yra siaubu. Kiek skaitęs ir girdėjęs, jame tikrai galima stipriai išsigąsti. Nes yra labai daug jumpscarų, kurie tikrai žiauriai išgąsdina, ir ypač yra baisių garsų, kurie yra tame žaidime, tarkim kaip girgždančios durys ir panašiai, arba kur nors rėkauja moteris. Kažkaip man šiandien nelabai siekasi žaist, gal dėl to, kad po vakarykščio padėjimo pusbroliui nuovargis. Nežinau. Bet visai čia normaliai siekasi. Šis video, man atrodo, gal bus ilgesnis. Vien tik dėl to, kad įvairiausi priešai puola. Gal ir neilgai užtruks, nežinau. Po kokių 2 savaičių turėčiau pradėti filmuoti žaidimus per kompą, nes nusipirksiu naują vaizdo plokštę, nes dabar, kuri yra mano kompiuterį, yra labai šitį. Tik 128 MB ir žiauriai sena. Ir Windows'ai jos, kurie yra galima aukščiausiai palaikomi, tai Windows Vista. O aš nelabai ką galiu per Windows Vista nuveikti. O, kaip tik į vietą atbėga skeletas. Gerai, level upas. Gerai. Reikia pasižiūrėti, kokį pasirinkti. Nei vienas neišeina. Vėliau reikės. Slaimai, raudoni, kiek žinau, galingesniai reikia 2 hitų. Ir jie daug agresyvesni. Daug. Pastebėjau. Žali tokie draugiški, raudoni nelabai. Reiktų greitai pasiimti pakrovėją, nes tuoj telefonas išsikraus. Taip, galim tęsti. Slaimas nupuoliai. Karys su šildu nupuoliai. Šiaip net ir pasimėjau šildą, o tie žiauriai ant ribos buvo. Nu, 27 veivas įveiktas berods. Neužilgo kovosim prieš bausą.
kurį norėčiau kuo greičiau nugalėti. Šiandien atsiras po kiek laiko ir Minecraft Pocket Edition Survival. Apie kurį esu šnekėjau, kad jisai šiandien pasirodys. Šiandien būtinai turiu įkelt. Taigi jis pasirodys po šio video. Iš karto bus įkeltas. Na, biskį rimtesni priešai. Man gerai, kad turi skylę. Pulu žemyn. Stipras tas geltonas, kuris neilgam. Ir kaip visada mėgstu pražiopsoti gerus dalykus, kaip dabar tą pražiopsojau gobliną. Neužilgo bus trečias bossas, bus paskutinis veivas. Kad paskutinis veivas labai agresyvūs priešai, ypač šitas raudonasis slaimas. Būtų gerai, kad nebūtų nukritus ta širdukė, o kaip tik ir skydą gavau. Labai gerai prieš bossų kovą. Na ir dabar pasirodys trečias bossas, Grand Zealot. Jis daug atspavnina, kad pastebėjau monkų. Kas gali mums labai sutrukdyti. Pastebėjau agresyvų. Man liko tik 2 gyvybės. Kas nėra labai gerai. Nu, kaip tik pasiėmė gyvybę. Gerai. Kad nors nugalėsiu bossą. Gerai. Pulviskį. Nenori greitai pasinaudoti, bet tuo mes jį nugalėsim. Reikia stengtis neištaškyti visų priešų, kad nespėtų pridėti naujų. Ir viskas po bossų. Taigi tuo ir užbaigsiu šią trečią dalį. Nepamirštam like ir padaužyti tą subscribe mygtuką į gerąją pusę. Tik ne per daug, žiūrėkit, nesulaužykit. Taigi, Šarys Kvadro atsisveikina su jumis iki kito video.